Kvapą gniaužiantis, kinkas drebinantis 7 kilometrų žygis Ispanijos tarpekliu. Žodžiu, atvarėme patį baisiausią Europoje žygį, tai yra Caminito del Rey. O realybė tai tokia, eilės kosmosas, jeigu iš anksto bilietą nenusipirkai, tai aleliuja. Bilietus mes buvome nusipirkę iš anksto, bet vis tiek reikėjo šiek tiek palaukti, kol išdalino mums nuostabiuosius mėlynus šalmus. Patarimas būtų įsigyti bilietus iš anksto, išsiaiškinti, kur yra parkingai, kas kaip po kam čia veikia. Iš esmės yra sudėtinga, nes teritorija didelė, o jeigu neaišku, parašyk man, aš tave informuosiu. El Caminito del Rey yra vienas įspūdingiausių ir pavojingiausių takų pasaulyje esantis Malagos provincijoje. Takas yra saugus, įrengtos tvirtos medinės platformos, apsauginiai turėklai, metaliniai tvirtinimai. Visa tai yra 100 metrų aukštyje virš upės. 20 amžiaus pradžioje takas buvo pastatytas siekiant suteikti prieigą darbuotojams, kurie statė čia užtvanką. Kuomet hidroelektrinės darbai pasibaigė, tuometinis Ispanijos karalius atvyko atidaryti užtvankos ir praėjo šį taką. Todėl jis gavo pavadinimą El Caminito del Rey, išvertus į lietuvių kalbą tai yra karaliaus takelis. Kai kurie atitvarų šonai, matėte, yra pažymėti oranžinė spalva. Tai reiškia, kad tą vietą reikia praeiti nesustojus, nes yra pavojinga. Išties nepakartojamas žygis ir tikrai rekomenduoju patirti tai kiekvienam. Nepamiršk paspausti follow ir keliaujam per pasaulį kartu. Iki pasimatymo.